Labas vakaras visiems. Truputėlį kelias minutėlės užtrukom, techninių nesklandumų turėjom. Tai noriu pasitikrinti, ar matot, ar girdit. Tai parašykit, prašau, į komentarus, ar viskas ok. Tai šitą webinarą darom, šitą gražų pavasario, jau beveik vasaros vakarą ir aš labai faina, kad jūs prisijungėt ir investuojat laiką į mūsų webinarus ir į naujausias žinias apie saulės energetiką. Tradiciškai, pradėsim su prezentacija, kas netradiciško, tai bus svečias, pakalbės apie kibernetinį saugumą, kuo tai yra susijęs su saulės elektrinėmis iš viso. Na ir pabaigoje tradiciškai turėsime klausimų atsakymų sesiją, kur dalyvaus ir mūsų svečias ir atsakysim į jūsų visus norimus klausimus. Taigi, tai ar girdit, ar matot, ar viskas ok? Ok, matau, kad viskas gerai. Tai galim pradėti. Tai kas aš esu? Tai aš esu Gediminas Kilčius, Unasol komandos narys. Iš tikrųjų teko dalyvauti ne viename projektų saulės elektrinėmis, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Iš viso ir su tūkstančiais fizinių vartotojų elektrinių nuo kelių kilovatų iki keliasdešimt kilovatų, na ir juridiniais asmenimis, kur ir ant stogo megavatai, ir ant žemės megavatai. Taigi, to pasekoje gaunasi nemažas krepšelis patirties, dėl ko ir organizuojam šitos webinarus, dėl ko galiu pasidalinti su jumis savo žiniomis ir patirtimi. Taigi, dėl ko čia verta klausyti, ar kodėl galiu atsakyti jums į klausimus, jeigu kyla tokių klausimų. Tai ekonomiškų namų tema jau šiek tiek, jinai jau ekonomiškų, ekologiškų namų tema jau šiek tiek jinai senoka, tačiau dabar jinai įgauna naują pagreitį, nes tiesiog jinai tampa tokia standartinė kaip plastikiniai langai namuose. Kažkada tai buvo prabanga, tačiau dabar neįsivaizduojam namų be plastikinių langų. Tai taip ir su ekonomiškais namais. Iš ko susideda ekonomiški namai, tai ir paveikslėlį galima matyti, tai ekonomiškų namų, ekologiškų namų neįsivaizduojame be šilumos siurblio ar kito atsinaujinančio šaltinio, kuris jūsų namus šildo, elektromobilio ir jo krovimo stotelės. Na ir visam tam reikia daug elektros energijos. Tai žinoma, kas pasitarnauja saulė. Tai pajungus saulės elektrinę prie jūsų namų, jūs galite 100%, netgi ir daugiau nei 100% pagaminti elektros energijos tiesiai iš saulės, ekologiškai. Taip, apie 90%, gal netgi daugiau fizinių vartotojų statosi saulės elektrinės su apva parama. Ką reikia padaryti, kad gauti tą apva paramą? Tai iš tikrųjų atitikti vos kelis dalykus ir jūs galite pretenduoti. Tai yra labai paprasta forma, o namų darbus dabar aš jums ir parodysiu. Tai pirmas tai yra ESO sąlygos, prijungimo sąlygos. Tai čia pateikiu kaip pavyzdį, kokius jos turi būti, nes žmonės kartais sumaišo su prisijungimo sąlygas ir prisijungimo sutartį, tai būtent šitų sąlygų ir reikia, kad užpildyti apva paramą, o ne pridėti sutarties ar kito dokumento, kuris eina paskui ir paskui prijungimo sąlygas. Na tai kaip galima atskirti šitą dokumentą nuo kitų, tai vaizdinė priemonė tiesiog lentelė priekyje, tiesiog lentelė, o prijungimo sutartis, tai bus daug teksto tiesiog, tai toks vizualinis atskirimas, tai nesumaišykit šito keliant. Kitas dalykas, tai jūsų nekilnojamo turto objekto adresas, nekilnojamo turto numeris. Tai
Jį galite rasti pas save dokumentuose, o kad nereikėtų jums kraustytis po dokumentus, po stalčius, ieškoti unikalaus numerio, pastato ar sklypo, tai galite pasinaudoti netlygintiną paiešką adresu registrų centras.lt, pasviras.ntr, pasviras.p ir tokiu būdu greitai ir neišeinant iš biuro, galim pasakyti, ir biure galite užsipildyti paramą. Taigi tai vienas dar dalykų sutaupančių jūsų laiką. Na ir ko jums dar reikės, tai žinoma tikslios saulės elektrinės galios, kiek jums reikia tos elektrinės, nes parama kompensuojama pagal instaliuotą modulių kiekį, tai yra per 1 kW. Tai šiuo metu sumažinta šita parama yra, nes dėl didelio kiekio saulės elektrinių, kas tikriausiai teko girdėti šį vasarį, parama įsigraibstė per 1,5 valandos, tai kosminiai greičiai. Ir dėl to sumažina, nes tiesiog didelis poreikis šitų paramų, ir tokiu būdu tiesiog padidina norinčių gauti kiekį šitą paramą. Dabar planuojama išleisti dar šiais metais apie 40 milijonų šitai saulės elektrinių paramai. Ir su dabartinėm saulės elektrinių kainomis šita parama gali siekti netgi 50% visos elektrinės kainos. Tai va, o ką norėjau pasakyti, tai tiesiog, kad nusistačius tikslę elektrinės kainą, ne kainą, galę, jums reikės įsirašyti, kiek jūs planuojate įsirengti tos saulės elektrinės. Didžiausia parama galima iki 10 kW elektriniai. Tačiau tai nereiškia, kad jūs negalite didesnės elektrinės įsirengti, jūs galite ir 30 kW įsirengti namuose, tačiau parama tik iki 2550 eurų. Čia yra naujoms elektrinėms su įtampos skaitikliu. O jeigu jūs praplėtimą darote, tai truputėlį mažiau gaunate, nes įtampos skaitiklių nereikia. Atsipirkimas. Klausia mūsų, kaip greitai atsiperka tos saulės elektrinės. Tai žinoma, yra skirtingos sąlygos, kiek už elektrą mokate, kaip mokate. Tai paėmėm standartinę situaciją, tiesiog kiek saulės elektrinė dabar standartiškai kainuoja, be paramos, tai apie 5500 eurų, čia ant šlaitinio stogo, su darbais, su viskuo, nuo A iki Z, su dokumentų sutvarkymu. Ir apva parama yra 2550 eurų, tai gaunasi, kad 3000 eurų jūsų investicija siekia. Pasaugom mokestis šiuo metu šiek tiek pabrangęs, tai 6,6 centų už 1 kW pasaugota. Ir gaunam tokią matematiką, kad jūs per metus sutaupote, jeigu jūsų elektros kaina čia skaičiuota 23 centai, kai kas moka daugiau, kai kas mažiau moka už elektrą, tai gaunasi, kad jūs sutaupote 1600 eurų, tai tie 3000 eurų padalinti iš jūsų sutaupimo ir yra jūsų atsipirkimas. Tai nepilni 2 metai. Taip, ir kas vizualą labiau mėgsta, tai čia galima per vizualą. Jeigu jums norisi detalesnės skaičiuoklės šitos pamatyti, kaip iš ko ten susideda, kaip mes skaičiuojam, tai galite būtinai kreiptis pas mus su techniniu raportu, techninį ataskaitą, paprašykit vadybininko ir sugeneruosim tikslę išskaidytą, kaip mes skaičiuojam. Ir jeigu rasite tenais kažkokių netitikimų, tai prašau maloniai kreipkitės ir mes pataisysim arba kažkaip nukreipsim, bet mes jau su šitą skaičiuklę dirbam ne vienerius metus ir jinai tikrai veikia pagal praktiką. Tai va, o čia sutaupimas per 7 metus. Kodėl per 7 metus? Nes iš tikrųjų saulės elektrinė garantija, saulės modulių garantija yra 30 metų. Ir šitą laikotarpį visą 30 metų, kai taip greitai atsiperka saulės elektrinės, tiesiog atrodo labai per gerai viskas. Tai ką mes padarėm, tiesiog šiek tiek pabloginom situaciją, kad atrodytų realiau, prieinamiau, ta prasme, ir mums, nes 30 metų laikotarpis yra labai tolimas. 7 metai, galim jau pačiupinėti šitą laikotarpį. Lyginant su kokia investicija, šitą saulės elektrinė geresnių investicijų kol kas nesugalvoja, netgi kas su finansais užsiima, nes tikrai atsipirkimai yra labai greiti.
Taip, na ir šitos skaidrės truputėlį kitokios, nes ir verslą šiek tiek įmaišiau, nes negaliu nepaminėti šito svarbaus dalyko, nes iš tikrųjų labai geros sąlygos yra verslui įsirengti labai mažoms ir mažoms įmonėms. Tai turite atitikti šitą statusą. Labai geros sąlygos įsirengti saulės elektrinę. Truputėlį vėliau papasakosiu kokios. Tai žinoma, reikia daugybės dokumentų. Kaip visada, yra konsultantų, paslaugų teikėjų, kurie teikia šitas paslaugas. Tai yra, jūs galite tiesiog sumokėti pinigus ir jums parengs šitą visą pluoštą dokumentų ir susimokėsit už tai, ir tada ieškoti rangovų. O jeigu kreipsitės pas mus, Jonasol, tai tada mes jau turim žmonės, kurie parengė šitos dokumentus, tai jums papildomų išlaidų nebus, jūs sutaupote šitoj vietoj. Ir mes geriausiai žinom tai, kaip reikia užpildyti ir už jūs visą tą darbą padaryti. Ir dažniausiai, žinoma, direktorius šitų dalykų nedaro mūsų klientas, tai mūsų vadybininkai jau bendrauja su buhalteriam arba administratoriam, kurios ir puikiau žino už direktorius, kokie tie dokumentai yra ir ką kaip pildyti. Tai va, tai kreipkitės ir padėsim su visu tuo, visa ta krūva dokumentų. Tai va, ir truputėlį matematikos apie tai, kodėl turiu paminėti, nes šiuo metu saulės elektrinių, kas domisi, kaina yra labai nukritusi, tai 100 kW kainuoja vos 50 000 eurų, ENA parama dabar siekia netgi 80%, tai yra kaip 47 000 eurų, ir elektriniai po paramos skirimo vos 12 000 eurų. Ir dar vyšnia ant torto šitos paramos, kad galima paprašyti avansinės įmokos. Tai reiškia, kad jūs galite net savo pinigų neturėti. Tai todėl aš ir turiu paminėti jums šitą dalyką. Tai šitą žinią jūs galite pasidalinti su savo artimaisiais ar savo įmonį, savo darbovietėje. Ir kreipdimais į mus, mes jums padėsim visais tais klausimais. Kita karšta tema yra grynojo atsiskaitimo sistema. Tai kol kas jinai yra, aišku, nežinau, ar jinai bus fiziniams vartotojams, bet dabar jinai yra verslui. Tai tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt, kokia tai yra, su kuo jinai valgoma, kaip sakoma. Tai šiuo metu verslui jau nebeduodama pasaugomo paslaugos iš ESO nuo sausio 1 dienos, nuo šių metų, duodamos sąlygos tik tai su grynojo atsiskaitimo sistema. Tačiau yra dvi sąlygos. Tai jūs galite grynojo atsiskaitimo sistemą turėti kaip gamintojas ir kaip gaminantis vartotojas. Abiejais atvejais labai vertinga orientuotis į momentinį suvartojimą, tai yra tai, ką jūs dienos metu vartojat, tą iš karto ir suvalgyti. Tai reiškia, kad jūs tiesiog momentiškai naudojate ir nenaudojate ESO tinklų. Tai reiškia, jums nieko nekainuoja perdavimus, jūs esat nepriklausomi. Jūsų elektra 100% pelnas yra tiesiai iš saulės suvartota. Tai kad kai kalbam apie gaminantį vartotoją ir gamintoją, tai atsiranda tam tikri skirtumai, tai elektros perdavimas galimas tik su gaminančiu vartotoju, kai turite sąlygas, gamintojai to perduoti negali, tai jau pardavimai skaitosi. Ir kuriasi abiejais atvejais virtuali piniginė. Ir kas tai yra ta virtuali piniginė? Jūs turite, tarkim, elektros kainą tiekite į tinklą už 10 centų, naktį nusiperkate už 5 centus ir 5 centai pelnas yra. Tai jūsų kaupiamieji centai ir gaunasi tie 5 centai, tas skirtumas, už kurį jūs sumokėjote. Tai ir gaunasi ta virtuali piniginė. Jūs kaupite tiesiog, čia kaip galima palyginti su kriptovaliutomis, bitkoinis. Jūs jų nematot, tačiau kaupiasi šitie pinigai. Ir kitas dar svarbus niuansas, tai kas nemėgsta biurokratijos ir dokumentacijos, derybų ir viso kito, tai tada visiškai atkrenta gamintojas, nes su gamintoju jūs turite susitarti su nepriklausomu tiekėju, kas pirks tą jūsų elektrą ir už kiek. O su gaminančiu vartotoju to daryti nereikia, viskas eina pagal biržos kainą, tiesiog kokia yra birža tuo metu. Ir dėl ESO sąlygų čia dar vienas niuansas, kaip
kokia rizika yra gauti ar negauti tai sąlygas, tai yra didesnė tikimybė gauti sąlygas su gamintoju. Nes, paprastesnė sistema ESO kaip ir atsiriboja nuo skaičiavimo ir viso kito ir nėra dalybų, kai matote, tenai truputėlį sudėtingesnė, tai yra iš vartotojo pusės, bet tuo pačiu lengviau gauti sąlygas prisijungimui. Tai va, tai ir gaminantis vartotojas, sudėtingiau tikrai gauti tai sąlygas, mainytis tais elektros energiją. Kita karšta tema, kuri, jau nėra nauja, tačiau jau keli metai, tikrai netgi daug metų yra šitas saulės stauginis, tačiau jinai populiarėja ir Unosol taipogi gali pasiūlyti šitą sprendimą, nes tiesiog kai kuriems gyventojams didėjant elektros poreikiui, elektromobilius įsigyja, šilumos siurblius, kondicionierius ir didėja elektros energijos sąnaudos ir nebeužtenka vietos ant stogo, jau turi elektrinę. Ir tada ką daryti, kadangi nauji namai būna ir be garažo, tai tiesiog pasistatyti tokią stoginę. Tai tokia stoginė bus papildomi kilovatai prie jūsų elektros sąskaitos, ir tuo pačiu galėsite ir krautis netgi tiesiai iš saulės. Tai tiesiogiau negali būti, aš manau. Tai ir, žinoma, privalumai yra tai, kad apsaugos jūsų automobilį nuo lietaus ir bus patogiau lipti. Tai va, tai vieni pliusai. Truputėlį iš naujienų, tai jau kažkada buvau minėjęs apie dvipusius kroviklius, tai vis dar iš tikrųjų mes labai laukiam, bet vis dar nėra tokių kaip ant lėkštutės pateiktų produktų, vis dar sudėtinga truputėlį gauti juos, tačiau jau yra sprendinių. Dvipusiai įkrovikliai, tai yra, kai jūs automobilio bateriją galite naudoti kaip namų bateriją. Ne visi automobiliai tai gali turėti, tačiau yra tam tikrų sąlygų, kaip matot. Tačiau, ką norėjau paminėti, tai kad galioja parama tiek paprastoms stotelėms, tiek šitoms dvipusiems stotelėms įsirengti. Tai elektromobilio stotelė dabar su darbai, su viskuo ten siekia vos iki kelių šimtų eurų, nes irgi labai geros paramos. Tai va, dar truputėlis iš naujienų, kas vairuoja elektromobilius, tai nuo spalio 1 dienos prasideda toksai mini perversmas, tai elektromobilių stotelės turės turėti atsiskaitimą kortele. Tai pagaliau nereikės to visos krūvos programėlių ir bus galima atsiskaityti tiesiog pasikrovę ir atsiskaitai su kortele. Tai labai patogus. Tiesiog žiniai, čia nieko nesusijęs su mumis. Ir kodėl verta kalbėti apie Unosol, kodėl verta rinktis mus, tai žinot, kad mes dirbam ne vienerius metus, mano komandą sudaro profesionalai, kurie irgi darė ne vieną projektą, ne vieną megavatą, ne vieną kilovatą, projektuoja, stato, patarinėja klientams, konsultuojam ir tikrai galim pamatyti iš mūsų atsiliepimų, kad mes turim aukštą klientų aptarnavimą, mes turim kokybės standartus, kas yra retai sutinkama šitoje rinkoje, nes iš tikrųjų šita saulės energetikos rinka, kaip matote iš viso bumo instaliuotojų, tai nėra jokių standartų, visi daro kaip kas nori. Tai Unosol turi savo kokybės standartą. Toks trumpas faktelis, tai kad kai pradėjo saulės energetikos rinką, tai buvo mūsų konkurentų 3-5 kažkur, dabar yra rinkoje maždaug apie 300, tai tokio mastelio yra naujų instaliuotojų ir iš to masto turit jūs rinktis. Garantijos, tai mūsų klientai renkasi dėl to, kad žino, kad rytoj galės pasiskambinti ir gauti garantinį aptarnavimą. Galime pasiūlyti naujausius produktus, inovacijos. Ir mes esam tas toks neskanus rangovas, kuris papasakoja netgi dalykus, kurių kiti subrangovai nepasakoja. Mes papasakome apie saulės elektrinės tiesą, jinai nėra tobula technologija, jinai gali kelti netgi pavojų jums, jūsų namams. Tai mes galite pamatyti pas mus YouTube kanale, yra daug temų apie tai, kad pasakojam, kad saulės elektrinė turi būti saugi, kokie saugumo reikalavimai turi būti. Ir šita tema iš tikrųjų
geriau galėtų papasakoti tik tai pats šitos technologijos atstovas mūsų rinkoje, tai Gediminas Juknius. Kviečiu jį dabar čia prisijungti, na ir jums papasakos kitas temas. Tai dar rinkit klausimus, atsakysiu, sugrįšiu po Gedimino žinutės. Ačiū. Dėkui Gediminai už tokį pristatymą, iš tikrųjų pagertas. Sveiki visi, kurie dar pasilikot su mumis, neišsilakstėt, nepavargot klausytis, iš tikrųjų informacijos kaip visada daug. Trumpai apie save, esu Gediminas Juknius, SolarEdge techninių pardavimų vadovas Baltijos šalim. Nemeluosiu, šiandienos tema, kurią pasakoju, nekalbu pirmą kartą, kalbu dažnai, iš tikrųjų manau, kad tai yra svarbu, neslėpti, kalbėti, kuo daugiau skelbti rinkai. Žinutė mano yra tokia ne visada lengvai priimama. Gediminas ką tik pristatė tikrai daug naudų, kurias suteikia saulės elektrinių įsirengimas. Tačiau labai mažai rangovų kalba ir apie grėsmės, kurias papildomai gauna žmogus ar įmonė įsirengę saulės elektrinę ant savo stogo. Tikrai Gediminas minėjo 300 įmonių. Taip, turbūt Lietuvoje yra 300, netgi daugiau įmonių. Prieš ruošdamas šitai prezentacijai pabandžiau internete paieškoti, kiek įmonių savo marketingo šūkiuose sako, įrengsime saugę ir patikimą elektrinę. Žinokit, labai mažai arba iš tikrųjų buvo beveik neįmanoma rasti. Šūkiai pagrindai yra kaina, įrengsime greitai ir pigiai, geriausia saulės elektrinė už geriausią kainą, žemesnė kaina, aukšta kokybė. Tačiau suprantam, kad ne visada tai yra tiesa. Kodėl nėra kalbama ir pardavinėjama elektrinių sauga, kodėl nėra pardavinėjamas saugumas, tai pagrindinė priežastis, manau, yra, kad mes priimame, kad saulės elektrinių saugumas ir jų toks natūraliai grėsmės nekelimas yra konstanta. Tačiau ką rodo praktika? Praktika rodo ganėtinai nemalonius skaičius. Jeigu įsivertiname, kad įrengėme 1000 MW arba, sakant, 1 GW, tai per metus tai gali sukelti iki 25 gaisrų. Skaičius atrodo ganėtinai mažas, bet būtų geriau, kad tai būtų nulis. Dabar turbūt ekranuose matote šitą degantį sandėlį. Sandėlis tai yra Lidlo sandėlis, degė ne praeitais metais, o degė šiais metais, tiesiai po Valentino, Jungtinėje karalystėje. Ir iš tikrųjų šitas gaisras vėl indikavo tokį dalyką, kad turime rūpintis elektrinių sauga. Ir tai nėra tiesiog duotybė ir tos elektrinės yra tiesiog nemirtingos ir nedegančios. Sudegęs Lidlo sandėlys kėlė klausimą visiems. Ok, elektrinė yra apdrausta, ar tai yra svarbu? Draudimas yra svarbu, bet ar draudimas apmoka viską? Ne, žinokit, draudimas neapmoka visko. Ir čia matote nuotraukose praeitais metais sudaužytų saulės modulius Krušos. Iš čia yra Lietuvoje, Šiaurės Lietuva, Pasvalys. Dabar vėl matome orų prognozės, ateina Kruša ir galvojame, kas bus, ar mūsų elektrinė yra apdrausta ar tinkama. Draudimas įprastai apmoka tą dalį, kuri yra vizualiai pažeista. Tai šiuo atveju, sakykime, moduliai yra sudaužyti Krušos, skilęs stiklas, aiškiai matome, kiek modulių sužeista, sugadinta, jie nebegeneruos elektros arba generuos prasčiau. Tačiau moduliai, kurie yra neskilę, vizualiai, galimai jų celės yra trūkusios ir tai yra vėl grėsmė gaisrui. Aš pasakysiu tokią anekdotą, žinokit, nėra nieko didesnio fano už elektrinės saugumą arba jūsų saugumą nei draudimo kompanijos. Ir šiai dienai draudimo kompanijos supranta, kad tie papildomi įrenginiai ant jūsų stogo jiems kelia papildomą riziką. Kol valstybės tarnybos vėluoja su reikalavimais, draudimo kompanijos pačios puola ruoštis reikalavimus, ieško būdų, kaip susimažinti rizikas. Ir tai, žinoma, ne savo kišenės kaina. Taigi, jeigu jūs šiai dienai įsirengite elektrinę, kuri yra pigi, neturi saugumo sluoksnių, yra šansas, kad draudimo kompanija tiesiog atsisakys ją drausti arba pakels draudimo kainą, o blogiausiu atveju tiesiog sakys, atsiprašome, ieškokite ir eikite į kitą kompaniją. Noriu pasakyti tokį pasakymą, kad sidabrinės kulkos nėra, kad tiesiog nusprendėme, pasirinkome vieną sprendimą ir mūsų elektrinė yra saugi, mes miegam ramiai. Aš visą laiką sakau, kad saugi elektrinė tai yra holistinis požiūris į sprendimą. Kaip automobiliai mes turime saugos diržą, turime airbagą, turime antipraslydimą, turime minkštas zonas, kameras ir visą kitą.
Saulės elektriniai galioja tie patys dalykai. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad saugumas prasideda nuo balto lapo. Reiškia, teisingas pasirinkimas, teisingas elektrinės suprojektavimas, teisingas komponentų pasirinkimas būtent saulės elektriniam. Jeigu įsirengėt saulės elektrinę, aš manau, kad kiekviena saulės elektrinė turi turėti saugos diržą. O kas yra saugos diržas saulės elektrinėse? Tai yra lanko apsauga. Angliškai tai yra AFCI arba Arc Fault Circuit Interruption. Liaudiškai sakant, jeigu yra dega elektrinė, yra lankas laidose, inverteris turi suprasti ir užgesinti lanką, taip apsaugant nuo gaisro atsiradimo ar plėtimosi. Jeigu elektrinė turi papildomas naudas, tokias kaip aktyvios temperatūros stebėjimą kabeliuose jungtyse, žinoma, yra saugiau. Jeigu išjungus elektrinę ant jūsų stogo nelieka aukštos įtampos, gaisrininkai gali lipti ant stogo, gesinti. Kitu atveju jie žiūri, kaip įveikiant elektros įrenginį ir daro nieko. Jeigu galite matyti kiekvieno modulio darbą, programa gali pasakyti, modulis pažeistas, kelia pavojų, kvieskite rangovą. Bet šiandien dar, kaip ir Gediminas pristatė, yra nauja tema, tai yra kibernetinis saugumas, apie kurį gal prieš kelis metus būčiau ir nekalbėjęs, bet šią dieną Lietuvoje turime apie 70 000 žmonių, kurie įsirengė saulės elektrinės, reiškia namuose turi po inverterį, inverteris prijungtas prie tinklo, prie namų tinklo, prie Wi-Fi'aus. Ar tai kelia rizikas, ar tai kelia kažkokias grėsmes, pabandom pakalbėti. Iš tikrųjų yra rizika ir iš tikrųjų blogi žmonės, hakeriai suprato, kad inverteriai yra buki, inverteriai yra neapsaugoti, yra lengvai nulaužiami ir to naudojasi. Kas gali nutikti jums, jeigu jūsų elektrinė yra neapsaugota ir, tarkim, patampa hakerių ar nusikaltėlių taikiniu? Vienas dalykas bus, jie prisijungs prie jūsų inverterio, nes turbūt jūsų rangovas paliko slaptažodžius admin arba admin ir 4.0, tai čia mokslo prisijungti didelio nereikia. Nusikaltėliai prisijungs prie jūsų namų vidinio tinklo ir tada bandys nulaužti viską, kas yra prijungta. Tai bus kompiuteriai, telefonai, išmanieji įrenginiai, šaldytuvas, bet kas, kameros, elektros įkrovikliai. Jeigu tie daiktai saugo jūsų kokius jautrius duomenis, elektroninius paštus, vardus, pavardės, adresus, mokėjimo kortelės, tai yra ko jie ieško. Įmonėms tai yra svarbu, nes jeigu jų vidinis tinklas yra nulaužtas, tai minimaliai gali užgrobti kažkokius įrenginius, kažką sugadinti, arba gali pavogti netgi komercinės paslaptis. Ir tai yra jau įvykę. Taipogi inverteriai gali būti naudojami kaip ransomware atakom. Jeigu kažkas nori apie tai pasidomėti, paklauskite vėliau po webinaro arba paskaitykite internete. Bet ką aš dar noriu labai akcentuoti, kad jeigu elektrinė įrengta su keitikliu inverteriu ir ji netitiks standartų kibernetinio saugumo ateityje, tokie daiktai tiesiog gali būti išimti iš rinkos. Taip, jeigu jūsų namuose inverteris turbūt niekas neteis ir nuo sienos nenuplėš, bet jeigu tas daiktas sugenda, jūs kreipiasi į gamintoją, tačiau tas gamintojas nebetitinka reikalavimų, jūsų garantija yra orinė arba apie nieką arba garbės raštas. Tokius kelis išsitraukiau pavyzdžius, kad tiesiog pajustumėte, kur mes esame ir apie ką mes kalbam. Yra labai bjaurūs pavyzdžiai. Pavyzdys Olandija, nereikia labai toli žiūrėti, 22 rugsėjai 40 000 inverterių buvo nulaužta. Kodėl? Nes slaptažodis admin, vartotojo vardas admin. Nulaužti Enphase inverteriai Jungtinėse Amerikos valstijose praeitų metų Liepą iš tikrųjų buvo didelis kibernetinė ataka. 130 000 inverterių buvo nulaužta, tai SMA, Fronius, EBB, ABB, Danfoso siurbliai. Ir dar vienas toks labai juokingas nutikimas iš tikrųjų yra inverteriai Contec ir jie buvo nulaužti ir buvo naudojami tiesiog kaip robotai, kurie galėdavo laužti interneto svetainės. Tai čia yra labai įdomi praktika, kaip gali naudoti daiktus, kurie turi bendravimą su internetu įvairiems blogiems dalykams. Iš tikrųjų, skaitom naujienas, matom, kibernetinis saugumas yra didelė svarbi tema ir pasaulio šalis vakarų nemiega. Europos Sąjunga kūrė reikalavimus, Amerika taipogi skuba, Jungtinė karalystė jau sukūrė reikalavimus keitikliams, kurie įsigaliojo. Ką daro Europos Sąjunga? Išleido 3 reikalavimus, tai yra REDAS, kibernetinio atsparumo aktas ir TISO nauja direktyva. TISas yra skirtas įmonėms, REDAS yra įrenginiams, kurie yra bevėliai, o kibernetinio atsparumo aktas yra, manau, pats svarbiausias sunkiasvoris dokumentas, kuris privers gamintojus aktyviai investuoti kibernetinio saugumo reikalavimus.
Jeigu gamintojai neinvestuos, nebandys sutikti su ES reguliavimu, kas jų laukia, ogi laukia baudos. Sumos tikrai nemažas, iki 15 milijonų eurų arba 2,5 procentų nuo pasaulinės apyvartos ir jeigu jie toliau nesitvarko, jie yra tiesiog uždraudžiami rinkoje. Ir šitoje vietoje yra tokia mano žinutė visiems. Jeigu jūs įsirenginėjate saulės elektrinę, jūs suprantat, kad tai yra investicija ne 2, ne 3, 5 metams, o tai yra 10, 15, galbūt ir 20, 25 metams investicija. Tai pasiūlymas, rinkitės tos gamintojus, kurie neplanuoja Europai būti metus 2, kurie iš tikrųjų duoda garantijas ir jas planuoja, kaip sakoma, laikytis, o ne yra vienadieniai gamintojai, kurie atėjo, pripardavė, pažiūrėjo, nepasisekė rinko ir pasitraukė. Tai garantijos yra efektyvios tol, kol pats gamintojas yra rinkoje. Tai būtų tokia mano žinutė šiandien. Ačiū iš tikrųjų, kad išklausėt labai trumpo suspausto pranešimo, bet tikiuosi, kad su klausimais prasiplėtosim. Tai jaučiu, kad Gediminas įslenka. Taip, labai gerai, super. Taip. Tikrųjų, Gediminai, čia gal dar porą skaidrių gražinų valdymą. Taip, tai tiesiog, ačiū visiems, kas žiūrit. Tai dabar klausimų atsakymų sesija, tai dabar, tiesiog, čia atsiliepimai mūsų vienų iš klientų, galit pasižiūrėti daugiau gyvai, kokie tie mūsų atsiliepimai. Ir dabar turėtų mums jungti klausimus, jūs galite jau dabar uždavinėti, tačiau transliacijos metu jau gavom tam tikrus klausimus. Tai galite klausyti tiesiogiai Gedimino arba Gedimino. Tai vienos raidės skirtumas. Jo, iš tikrųjų, galvojam, kiek Lietuvoje vardų yra, kurie arba skiriasi per raidę, arba per kirtį. Tai yra Gintarė ir Gintarė. Žinoma, Gediminas ir Gediminas. Tai įdomi. Štai, matome jau klausimus. Taip, tai sveiki, mane domina prie esamos sistemos padaryti, kad dingus elektrinį toliau generuotų, skaičiau kažkokio keitiklio reikia. Tai galima sukurti mikrogridą, tai yra atskira sistema. Gediminai, gal tu turi? Taip, šitoje vietoje iš tikrųjų galiu pakomentuoti. Lietuvoje naudojami iš tikrųjų trifazė sistema, tai jeigu jūsų inverteris ir keitiklis yra senesnio modelio, turbūt pasidaryti tą vadinamą salos režimą būtų sunku, reiktų keisti keitiklį. Keitiklis turėtų būti hybridinis ir dar vienas dalykas, kas yra svarbu, turėtų būti hybridinis asimetrinis. Kodėl tai yra svarbu ir turbūt vėliau pasidomėkite gal su kitais rangovais, kaip sakoma, arba su nusoliu, kad jeigu jūsų namuose yra salos režimas, jūs turėsite skirtingas apkrovas tarp fazių. Ir jeigu asimetrinis inverteris yra, apkrovos tarp fazių judės. Jeigu inverteris yra hybridinis nesimetrinis, jūs turėsite tą salos režimą tik vienoje fazėje, turėsite perdaryti namų tinklą, tai yra papildomas investicijos, apie kurias kiti nekalba. Tai yra svarbu hybridinis ir asimetrinis. Taip, tai tas fazių balansavimas, nes dabar turim tą problemėlę, kad visi inverteriai duoda po lygiai kiekvieną fazę ir susimokam už tą netikslumą. Ateityje tikrai nauji inverteriai bus asimetriniai ir iš tikrųjų tinklo kodo reikalavimai turbūt keisis ir bus spaudžiama, kad nauji prijungti generatoriai būtų asimetriniai. Taip. Ir kalbant apie elektromobilių stoteles, tai taipogi yra šitas atskirtis, kad gali kai kurios krovimo stotelės paduoti energiją per vieną fazę, kai kurios duoda, neduoti, bet krauti elektromobilį. Tarkim, jeigu jūsų viena fazė apkrauta labiau, tai stotelė gali perjungti savo krovimą ant kitos fazės. Taigi čia einama tema ir vis daugiau kalbama apie asimetriją. Ne tik saulės elektrinėse. Kitas klausimas. Girdėjau, Seime svarstoma galimybė savo gaminamą energiją perduoti savo artimiems giminaičiams. Taip, aš irgi esu girdėjęs šitą dalyką, kad bus galima, dar toks yra pamastymas, ne pamastymas, bet socialiai remtimiems irgi bus galima teikti energiją. Gediminai, gal tu esi girdėjęs irgi? Seimas registravo šitą, kaip sakoma, pasiūlymą turbūt vakar. Aš nemanau, kad jis susilauks daug palaikymo. Iš tikrųjų yra sudėtinga pakeisti sistemą ir nenoriu labai lysti politiką, bet įrodyti, kas yra giminaičiai, negiminaičiai ir kokio
ilgio turėtų būti giminaičiai, kurie galėtų dalintis elektrą, tai yra sudėtinga. Aš manau, šiek tiek pakentėkime, tikrai yra projektų vadinamų peer-to-peer, kada bus leidžiama dalintis tarp žmonių elektra, tai turbūt labiau piniginė išraiška, o šitas, sakykime, giminės giminėm, nu, manau, tai einame į technologinio amžių ir turėtume ieškoti šiek tiek protingesnių būdų. Tai būtų toks mano trumpas komentaras. Ką galite pasakyti apie vertikalius saulės modulius? Čia turbūt Gediminai kalba apie tai, kad moduliai, kurie yra naudojami kaip tvoros, kurie yra pastatyti 90 laipsnių kampu, tai jų efektyvumas Lietuvoje yra apie 60%. Skandinavijoje, ko aukščiau einam į šiaurę, ko saulė yra statesnė, to efektyvumas jų gerėja. Iš tikrųjų, taipogi išbandomi status moduliai ir 90 laipsnių pastatyti, išbandomi visą agrokultūrose. Iš tikrųjų, jeigu internete yra gražių nuotraukų, kada moduliai eilės išstatytos ir traktoriai važinėja tarp jų. Taip, iš tikrųjų, ir čia nėra jokia naujiena, tie vertikalūs. Čia yra turbūt geriausias pavyzdys, į fasadus įmontuojami ir tas vadinasi BIF. Ir jie iš tikrai populiarėja ir atsiranda vis daugiau gamintojų, kurie siūlo tokią kaip ir technologiją į fasadus įmontuojamus. Tai šiai dienai tai nebėra utopija ir turbūt nebereikėtų pirštų rodyti, kad kažkas kvailai sugalvojo, kaip seniau būdavo. Taip, ir dabar tas modulių kaina, kad gali būti pigiau negu kažkokią plytelę prabangiai uždėti. Skandinavijoje pradėjo naudoti modulius tvorom, nes sakė, kad kaina yra labai panaši, plus dar generuoja. Tai dar neša naudą tvorų. Šiaip tvora tiesiog stovi. Taip. Tai va, ar galima nukreipti elektrą ne į savo vardu registruotą butą, bet turint panaudos sutartį to buto? Labai paprastas atsakymas šiai dienai. Jeigu jūs persirašysite ESO sutartį ant savęs, reiškia, tapsite to ESO objekto savininku, nereikia būti nekilnojamo turto savininku, bet tiesiog ESO objekto, tada mano ESO svetainė jums atsirasti tas objektas. Yra pasirinkimas tada mano saulės elektrinės ir jūs galite priskirti bendrą vartojimo tašką kelis objektus. Taip, čia dėl tos biurokratijos tiesiog klausia, ar panaudos sutartimui galima, tai... Čia reiškia, jūs turite, turbūt jeigu panaudos sutartis yra registruota, taip, tai tokiu atveju kreipiatės į ESO ir jeigu, kaip sakoma, jums perleidžia ESO sutartį, tai to įvado teisės į tą įvadą, tokiu atveju jūs galite priskirti. Taip, biurokratijos prasideda, tai čia reikėtų pasiaiškinti. Kaina stoginės, tai stoginės kaina apie 4000 eurų, kažkas tokio, tiesiog plus visi kiti dalykai, plus elektrinį. Tai taip, tai dėl konkretaus pasiūlymo kreipkitės, atsakysim. Kokio gamintojo krovimo stotelę pirkti su dinaminiu galios valdikliu. Tai yra du variantai, kokius mes galim pasiūlyti. Tai pirmas yra Teltonika, tai kur, kaip jau minėjau, tenas jie su kiekvienu įtampos skaitikliu gali bendrauti ir tą dinaminį asimetrinį valdymą per fazę turi. Ir kitos stotelės yra SolarEdge, kuri dirba jau su įtampos skaitikliu. Tas vienas skaitiklis, tai SolarEdge pliusas yra tame, kad jūs tą patį skaitiklį gaudami paramą nuo jo 35%, jūs galite prijungti ir prie elektrinės. Tai vienu šūviu du zuikiai gaunasi. Jūs gaunate paramą ir už skaitiklį, kuris yra kaip priedas. Jo, tai čia iš tikrųjų pasireklamuosiu gal šiek tiek, tai iš tikrųjų yra labai tobulas sprendimas, nes skaitiklis jums bus reikalingas ateityje ne tik tai dėl būtent įkroviklio, bet pavyzdys, jeigu atsiras atsiskaitimas, grinasis ir teks įsirengti papildomą akumuliatorių, tai akumuliatorius be skaitliuko jis neveikia, nes baterija turi matyti, ar jūs vartojate elektrą iš tinklo, ar jūs ją generuojate ir bandote eksportuoti į tinklą. Tai jeigu šiai dienai įsirenkite įkroviklį elektromobilio ir statėtės papildomą skaitliuką būtent dinaminiui valdymui, įsirengę bateriją, statysite dar vieną skaitliuką, nes turbūt tas skaitliukas, kuris buvo įrengtas dėl dinaminio valdymo, bus nesuderintas su inverteriu. Tai čia gaunasi toks sviestas sviestotas, tai iš tikrųjų, kas man patinka SolarEdge, kad būtent vieną skaitliuką galima įdarbinti tiek dinaminiam valdymui įkroviklio, tiek ateityje arba netgi dabar, jeigu įsirengėte baterijas.
čia yra toks, nu, super sprendimas, sutaupo vieną papildomą skaitliuką. Vieną papildomą skaitliuką, plus paramą dar galima gauti. Nuo Modbus jau tikrai labai tikslaus skaitliuko, nes kiti skaitliukai nėra tokių tikslus. Taip, čia Gediminai jau tau klausimas bus, o tai paprastam vartotojui galima pakeisti tą admin passwordą, ar tai turi padaryti rangovas? Geriau, kad taip darytų rangovas, nes jeigu paprastas žmogus pasikeis slaptažodį, tą slaptažodį užmirš ir tada prasidės nuotykiai, kas turi prisijungti ir kaip sakoma, kaip nuresetinti tą, kaip čia, atstatyti gamyklinius parametrus tam inverteriui, tai tokiu atveju tiesiog rangovas turėtų suteikti kažkokį unikalų slaptažodį. Jeigu šiai dienai nėra suteiktas tas slaptažodis, siūlyčiau paprašyti rangovų, nes jungtis prie inverterio, neturint rangovo teisių, vėlgi turbūt jūs net negalėsite prieiti prie tos funkcijos. Ir geriau, kad tai darytų rangovas, nes paskui, jeigu reikėtų jam prisijungti, tai būtų... Jo, nes žmogus tiesiog pamirš, sakys, aš tikrai vedžiau ten koks, pavyzdžiui, nežinau, slaptažodis Katinas 15, bet jis nebeveikia. Ir tada ar buvo Katinas 14, ar Katinas 13, ir kaip sakoma. Ir yra tokių istorijų buvę. Aš kadangi Saulės energetikai 13 metų, tai aš prisimatęs ir, kaip sakoma, prisiklausęs tokių gerų istorijų. Tikrai yra buvę. Taip, kitas klausimas. Kaip gauti ESO leidimą? ESO neina bendrauti, ten bendrauja tik atsakikliai, atsiunčia laišką, man sakyti negali, nes tai yra atsakiklis, gyvo žmogaus ESO nėra ko paklausti. Jūs, čia greičiausiai klausimas apie sąlygas prisijungti saulės elektrinį, tai būtų geriau, kad tai darytų jūsų subrangovas, tai rangovas, tai Unosol šiuo atveju gali būti, na ir jums visą klausimus atsakys ir padės užpildyti ir užpildys netgi už jūs šitas sąlygas. Tai nesukit galvos, palikit tai, kas daro, tai kiekvieną dieną. Čia dar atsakymas turbūt į mano komentarą, anonimusas parašė. Tai žinokite, šiaip iš tikrųjų kalbant apie žodį hybridinis, jis nelabai tinkamas, bet po kol kas niekas geriau nesugalvojo, nes baterija, kuri yra DC, moduliai, kurie yra DC, jie gamina tą pačią energiją, tai nėra kažkoks kaip elektromobilyje elektra ir benzinas. Tai mes dažniausiai sakom, kad tai yra inverteris, kuris palaiko bateriją, o inverteris, kuris palaiko bateriją, nebūtinai yra asimetrinis. Asimetrinis inverteris, jis yra daug sudėtingesnė elektronika, kuris gali apkrovą stumdyti tarp fazių. Pavyzdys yra vienas gamintas, aš tikrai nenoriu gamintojas, turi galimybę pajungti prie inverterio bateriją, jis patampa hybridu, tačiau jeigu jūs norite naudotis tuo inverteriu, kada jums namie nėra elektros, jūs galėsite naudotis tik tai vieną fazę. O dėl ko tas inverteris negali turėti 3 fazių, tokias nėra asimetrinis, jis neturi funkcijos, kaip perkrauti apkrovas tarp 3 fazių. Jūs A fazį jungiate vandens šildytuvą, 2 kW, B fazėje yra televizorius, C fazėje yra tuščia. Ir inverteris tada turi tą energiją iš baterijos išskirstyti tarp fazių. Dėl to yra sudėtingesnė elektronika, dėl to pigesni hybridiniai inverteriai, jie tiesiog susifokusuoja iš baterijos energiją į DC, į AC ir į vieną fazę. Skamba tikrai sudėtingai. Atsiprašau, jeigu sudėtingai pasakoju, bet tiesiog, yra tokia realybė ir jeigu ateityje statotės keitiklį pas savęs, tikrai rinkitės asimetrinį, nes daug žmonių, aš dar čia atsiprašau, jeigu pavogiu laiką, papasakosiu tą paprasčiausią pavyzdį. Žmogus pasistato saulės elektrinę, sakykime, 6 kW, pasistato kondicionierių 3 kW, saulė šviečia, namai šąla, jis galvoja, kad tai yra nemokamai. Bet iš tikrųjų realybė yra tokia, kad kondicionierius yra vienfazis, valgo 3 kW per A fazę, o saulės elektrinė generuoja po 2 kW per A, B ir C. Reiškia, žmogus gauna 2 kW iš saulės į kondicionierių, o 1 kW pereina skaitliuką, žmogui grįžta į A fazę ir jis susimoka už pasaugojimą. Tai iš tikrųjų tokia yra realybė ir jeigu būtų inverteris asimetrinis, jis tiesiog tą papildomą kilovatą pagriebtų nuo vienos fazės ir jūsų kondicionierius suktųsi nemokamai. Tik tai reikia painvestuoti truputėlį. Tai jau klausimas atsakytas šitas. Jo, viskas. Asimetrija, tikiuosi, anonimas daugiau, kaip sakoma, klausimų negu neturi, bet, kaip sakoma, visą laiką gali pasiekti mumis laiškais, paštais, kaip sakoma. Taip.
Taip, kitas klausimas. Kurios panelės atsparesnės gamtos jėgoms? Stiklinės ar plastikinės? Ar čia yra vienas atsakymas į šitą klausimą? Viskas priklauso nuo priekinio stiklo storio. Reiškia, kai jūs renkate saulės modulius, tikrai internete lengvai galite surasti techninį pasą ir techninio paso pačioje yra vadinamas mechaninės charakteristikos. Ir ten yra grūdinto stiklo storis, tai būna 3,2 mm, sakykime, dabar mačiau užraštą yra ir 1,6 mm, ko tikrai nerekomenduočiau statytis. Ir tada yra parašyta, kokio dydžio ledo krušos gabaliukas buvo ištestuotas. Dažniausiai tai būna 30, man atrodo, 5 mm ar 60 km, kažkas tokio yra metama ir žiūrima ar dušta. Kai kuriuose pasaulio šalyse jau yra montuojama ir 4 mm storio grūdintas stiklas. Tai. Taip, dėl ko sakau, dar vieno atsakymo nėra, nes šitoje vietoje, kai turim stiklą, tai mes turim plonesnį stiklą iš priekio ir iš galo. Tik tai jie kaip gaunasi amortizuoja, o kai turim iš priekio stiklą, tai tada gaunasi, kad tik į vieną pusę jėga. Tai vėlgi nėra vieno atsakymo šitoje vietoje, nes gali būti stiklas. Ta prasme, ir gal greičiau, kad modulis atitiktų datašytę parašytą informaciją. Aš pasakysiu labai paprastai. Iki šitų orų anomalijų paskutinius 10-15 metų standartiniai moduliai 3,2 mm buvo pilnai pakankami ir tų dužusių modulių buvo labai mažai, bet aš manau, kad kiekvienas iš mūsų matom, kaip keičiasi orai ir prie to turim prisitaikyti. Tai šiai dienai tikrai rekomenduoju draustis elektrinės atsakingai ir pasiskaityti sąlygas draudimo, ne tik tai sumokėti pinigus ir po to žiūrėti. O dėl pačios, sakykime, mechanikos, tai tikrai, manau, fizika gyvenime nesikeičia. Kuo storesnis stiklas, tuo jis yra atsparesnis. Tai čia tiesiog fizika. Taip, dar tas, vėlgi, dėl ko nėra vieno atsakymo, nes tas storas stiklas būna tas pusiau grūdintas, pilnai grūdintas. Čia vėlgi, ta prasme, kokį geriau gamintoją pasirinkti, ar jisai patikimas yra, nes Kinijoje ten gali prigaminti mums ten ir 5 mm stiklo, bet gal tenais barkštinsim į kampą ir jisai suskilinės. Ne, tai vienareikšmiškai, tai sakau, yra mechaninės savybės, kurias jau aprašo gamintojas. Tai... Geriau, kad patikimas gamintojas ir jis atitinka datašytą, tą techninį aprašymą. Gerai, kokius turiu pirkti saulės baterijas, kad būtų kokybiškos? Tai čia, manau, Unasol dirba tik su Tier 1 atitinkančius saulės modulius, tai yra, mes tai vertiname kaip kokybės standartą, tie, kurie nepatenka į šitą sąrašą, mes su jais nedirbam, tai nes, kaipgi sužinoti tarp 10 000 saulės modulių gamintojų, kuris yra kokybiškas, nes visi kaip vienas dainuoja, kad aš esu kokybiškas. Ar tu, Gediminai, turi kaip išsirinkti saulės modulį? Jeigu kalbam apie saulės modulį, tai pirmiausia yra toks vadinamas, tikrai nereklamuosiu, bet Tier 1 sąrašas, reiškia užsienio Bloombergo tokia, sakykime, įmonės, jie reitinguoja gamintojus, tai žiūri per draudimą, pardavimus, kokias technologijas taiko, ar neturi skolų, kiek turi darbuotojų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jie sudaro tą sąrašą, tai jeigu jūs renkatės iš Bloombergo Tier 1 sąrašo modulius, tai pirmas 10 tikrai yra geri gamintojai. Po to antras 10 mes vadiname tokie, kaip sakoma, kurie kabinasi didiesiams gamintojams arba yra subsidijuojami didžiųjų gamintojų kitom rinkom, o tie gamintojai, kurie nėra tame sąraše, dažniausiai jie gali, kaip sakoma, ir sukurti gerą produktą, bet yra tikrai didelis klausimas, ar jie sugebės ilgai išlaikyti rinkoje. Tai va toks dalykas. Tai Unasol pagal tai ir dirbu. Jo, tai top 10 ir tikrai šitoje vietoje nesuklysit. Tai va. Tai sveiki, namas Dzūkijos nacionaliniame parke, ar tvarkote leidimus elektrinės įrengimui? Taip, galim sutvarkyti leidimus, susisiekti su savivaldybė. Kai kurios dalykų mes negalim padaryti už jūs, tai paruošim dokumentus ir, kaip sakoma, pavedžiom už rankytis, kad gauti tuos leidimus. Mačiau, vienas klausimas dingo dėl SolarEdge inverterio su 20 kW inverteriu ir balansavimu. Tai smagu, kad turite SolarEdge inverterį. Dėl 20 kW inverterio jis tikrai yra simetrinis, 100%, nebent jūs turite 2 inverterius, kurie asimetriniai, bet jeigu turite 20, tai minimaliai kažkiek, kada yra perjungiamas apkrovas, yra vadinamieji pereinamieji procesai ir
yra įmanoma pastebėti, bet tai ekonomiškai tai nėra vadinamas tikrai kažkoks balansavimas. Jis yra natūraliai simetrinis. Tai toks trumpas komentaras. Good. Kitas sąlyga. Turiu sodybą, kurioje 3x15 kW, dar turiu 2 butus, bendras vidutinis naudojimas 600 kW. Ar įsirengus sodyboje saulės elektrinę gaminant elektros energiją galėčiau paskirti? Taip, jeigu jūs esat tų butų savininkas, tai jūs galite paskirstyti tą elektrą per visus savo butus ir sodybą. Va, klausimas apie inverterius, tai aš jau pagriepsiu gal. Gerai, sakoma. Aš tikrai galiu, aišku, save pasireklamuoti ir sakyti, tikrai SolarEdge inverteris yra tas, kurį tikrai rekomenduočiau, bet visi suprantam, kad tų gamintojų yra daug. Tai ką aš noriu tikrai akcentuoti ir vėl grįždamas į savo skaidres, nesirinkite labai pigaus inverterio, nenerkite iš karto ir sakykite, man pasiūlė 200 eurų pigiau už tą kitą gamintoją. 200 eurų pigiau reiškia, kad jūs gauna 10 metų garantiją, inverteris po 4-5 metų nusprokso to gamintojo, net Lietuvoje nebebus. Man iš tikrųjų skauda, kada aš matau, kada lietuviai nesupranta, kad ta saulės elektrinė yra tiek pat svarbi jūsų namuose, kaip ir indaplovė, kaip ir skalbimo mašina, kaip ir stogas, pro kurį vanduo nebėga. Negalima rinktis elektrinės ir visiškai neinvestuoti, o inverteris yra širdelė. Tai rinkitės didžiuosius gamintojus, rinkitės gamintojus europinius, tikrai irgi pareklamuosiu, rinkitės tos gamintojus, kurie atsakingai žiūri ir turi ilgalaikę patirtį, o nepradėtas būti gaminti 2 metai Kinijoje, Europoje nepardavinėjimas ir labai gera kaina Baltijos šalyse. Jo tiesiog nebeliks, žinokit, ir jūs pasiliksit su visais tais techniniais lapais rankoje ir po kelių metų skambinsit Unasoliui, sakysit, sveiki, prašome atvažiuoti ir sumontuoti kitą. Skupas moka 2 kartus, žinokite, aš žemaitis, bet, taip yra. Visiškai sutinku su šito, nes dabar, kai yra daug tiekėjų, daug ir kartais, būna, kad 50-100 eurų netitinka mūsų kainą ir sako, kodėl čia šitas gali pasiūlyti, nes kai kurie pardavėjai negalvoja apie garantinį aptarnavimą to įtampos skaitiklių. Mes galvom apie tai dėl to ir atsirenkam, neinam pačius pigiausias įtampos skaitiklius, nes yra tenais tokių vardų, kurių ištarti neįmanoma dabar rinkoje. Aš gal tiesiog pasakysiu paprastai, visi, kas klausote šito webinaro, vis tiek dirbat savo darbus, kažką, gaminat ar kažkokias paslaugas tiekit. Jeigu keitiklis kainuoja 400, sakykime, eurų ar 500, ir gamintas įsipareigoja palaikyti monitoringą 10 metų, aptarnavimą, tinklo kodų keitimus. Už tos 400, kai medžiagos inverteriai kainavo 500 eurų, jūs suprantat, ant ko tai yra. Tai yra tiesiog parduoti ir užmiršti. Aš asmeniškai prieš keletą metų esu, kaip sakoma, dirbdamas kitoje darbovietėje, išmetęs 60 inverterių kiniškų. Ir jie buvo geri, nauji inverteriai. Bet gamintas, kurios jos pardavė, nebeegzistavo ir jie negalėjo pakeisti nustatymų, kurie tiktų Lietuvos ESO, atitiktų nustatymus ir niekaip negalėjom gauti leidimą iš ESO. Tai nauji supakuoti inverteriai išėjo elektronikos prekių pridavimą, nes netitiko tinklo kodo. Ir gamintojo nėra. Ir dabar Lietuvoje keisis vėl tinklo kodas. Jau turbūt tie, kurie turi saulės elektrinės praeitais metais gauti laiškus iš ESO dėl, pavyzdžiui, kūno U funkcijos įjungimo. Gamintas, jeigu nepalaiko kūno U, Lietuvoje nuo 2018 palaikyti. Nepalaiko, inverteris atjungiamas. Gauti turbūt 30 dienų tą laišką, kad susitvarkyti. Taip. Šitas buvo masinis pakeitimas, tas kūno U. Bet kūno U buvo visada reikalaujama, tik Lietuvoje, kol buvo išmanių skaitliukų, ESO negalėjo pastebėti, kad mes, kaip sakoma, nesivadovavome tinklų kodų. Tai buvo masinis pakeitimas nustatymų. Laimė mūsų visi siūlomi inverteriai atitinka šitą. Kitas klausimas. Prie net bilingo naudingiau būtų dieną energiją kaupti baterijose, o vakare, kai energija brangia, atiduoti į tinklą. Ar yra inverterių gebančių energiją iš baterijų atiduoti į tinklą? Taip, yra tokių baterijų, kurios gali taip veikti. Ir ne visada diena gali būti brangia, pigia elektra, galbūt gali dieną reikėti atiduoti į tinklą. Tai
čia SolarEdge'as iš tikrųjų išleido naujovę, ką Aš pakomentuokit. trumpai pakomentuosiu. Iš tikrųjų, daug kas įsivaizduoja, kad kraunantis naktį pigiai, o dieną, kaip sakoma, kai yra brangu vartojant iš baterijos arba atvirkščiai parduodant į tinklą, labai daug uždirbsi pinigų. Bet mes kalbame apie tokį dalyką vadinamą delta. Reiškia, tarp pigios elektros naktį ir brangios dieną. Jeigu dieną elektros ir tas skirtumas nėra toks didelis, tai kartais neatsiperka ciklas tiesiog. Ir ką aš labai rekomenduoju tą bateriją, kaip žiūrėti, tai baterija suteikia tokių papildomų dalykų, kaip leidžia statytis didesnę elektrinę ant stogo. Jeigu jūs turite iš eso įvado, sakykime, 10 kW, bet ant jūsų stogo telpa 14 kW ir jūs norite tos, sakykime, elektros daugiau. Tai kas nutinka dabar, jeigu jūs turite 10 kW įvadą, 14 kW modulių, kažkurio metu dieną inverteris nebetiduoda daugiau. Reiškia, ta elektra yra tiesiog iššvaistoma, ji būtų sugeneruota. Tai tokiu atveju yra funkcijos inverteriuose, kurie gali paruošti baterijai tą tuščią vietą ir vadinama, sakykime, suvalgyti tą papildomą energiją, kuri būtų tiesiog iššvaistoma. O vakare aš dar noriu, irgi jau matau, Gediminas nori kažką papildomai sakyti. Vakare, žinoma, kai yra brangi elektra, yra nauda, kad jūs tos elektros neperkate ir naudojate iš baterijos. Ir jeigu atsiranda deltos didelės, kada matosi, kad ciklo kaina yra pigesnė negu jį pakrauti, iškrauti, žinoma. Ir ta sistema vadinasi SolarEdge One. Mes jas Baltijos šalyse išbandome, Estijoje jau veikia. Priežastis, kodėl Lietuvoje šiai dienai nesireklamuojame, nes Lietuvoje yra visi gaminantis vartotojai ir du negaminantis vartotojai, gamintojai. Yra iš tikrųjų tik tai dar tokie bandomieji. Tai suprantate, jeigu jūs turite bateriją, tai ir naktį kraunatės, dieną iškraunate ir esat gaminantis vartotojas, tai jūs tiesiog savo pasaugotą elektrą tampote pirmyn atgal. Tai kol nebusit gamintojas, tol to, kaip sakoma, verslo modelio neįgalinsite. Taip, tai ar bus efektyvu tą bateriją pajunginėti iš viso? Tai žinoma, Belgijoje, Olandijoje 10-9 elektrinės yra su baterija. Jau viskas. Tai Lenkijoje, Estijoje, žinokit, čia jau nebekalbam apie kažkokią tolimą ateitį. Aš manau, 2-3 metai ir patys žmonės pradės eiti iš gaminančio vartotojo į gamintoją, nes matys naudas. Europoje gal mes vieni iš lyderių, kurie laiko šitą net pyring. Aš gal kitaip pasakysiu, kaip mes esame paskutiniai pagonis Europoje, tai žinokit, ir su pasaugojimu irgi esame paskutinis, kaip sakome, vieni iš paskutinių. Taip, tai ką norėsiu, truputėlį jau uždarinėsim mūsų webinarą, dar paskutinius kelias klausimus, nenoriu daug jūsų šito gražaus vakaro laiko suvalgyti, tai dar kelis klausimus. Taip, gal galite papasakoti apie prietaisus, kurie momentinė elektra nukreipia kažkaip į momentinį namų elektros naudojimą, kaip jie vadinasi. Tai čia nėra kažkokio nukreipimo, čia tiesiog elektra taip juda, elektra kaip ir upės teka ten, kur joms lengviausia, tai taip ir elektra nuteka. Tai... Saulė šiandien, kad ir nemažai buvo, bet nepakrovė. O aš gar trumpai, kol keitė baterijas, girdėjau šitą klausimą, tai iš tikrųjų SolarEdge'as turi tikrai platų spektrą papildomų įrenginių, tikrai liaudėje žinote visokios išmaniosios rozetės, tai duosiu pavyzdį, SolarEdge'as irgi turi vadinamą išmanę rozetę arba gali seną boilerį paversti šiek tiek protingesniu. Tai su išmaniaja rozetė duosiu pavyzdį. Sakykime, mes turime baseiną namie, kurį norime pasišildyti vakarui. Kada mes tą baseiną šildysimės, nesvarbu 2, 3, 4 valandą, tai galima užstatyti programėlėje tokią funkciją, kada elektra yra eksportuojama į tinklą pasaugojimui, sakykime, tada jos neeksportuoti, o naudoti šildyti vandeniui. Ir jūs užstatote, kad tokią funkciją, tai visa elektra, kuri yra jau nebesnaudojama namuose, jūsų, sakykime, kitiems įrenginiams yra siunčiama. O su boileriu tikrai jau Lietuvoje pradėjo populiarėti, aš negaliu patikėti, bet iš tikrųjų įsibėgėja šitas naujas dalykas, kad žmonės prie senų boilerių pastato valdiklį, kuris turi 2 funkcijas. Reiškia, jis gali paduoti elektrą tiesiai iš saulės į boilerį ir mato temperatūrą. Kad labai paprastai suprasti, žiūrėkit, jūs ryte nusimaudote 7 ryto, ne? Ir išvažiuojate į darbą.
Jeigu boileris yra paprastas, kas įvyksta? Iš karto. Nu, tai... Jis iš karto šildo vandenį. Taip, taip. O jums reikia 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, nieko nėra namie, elektra brangiausia ir šildo vandenį. Taip, taip. Tai programėlė užstatai, kad šildyk tik iš saulės, o jeigu iš saulės neužteks, tada pašildyk 60 laipsnių, sakykime, tokiom valandom. Vakarui. Jo, tai čia vakaruose tai yra visiškai produktas sprogas. Lietuvoje žmonės, tie, kurie nesistato oros vandos sistemą, tai jie jau iš tikrųjų žiūri tos papildomas funkcijas, kaip įgalinti tą saulę. Nes kuo daugiau pagamintos elektros saulės suvartosite viduj, neeksportuodami, tuo greičiau bus atsipirkimas. Taip, ir jūs esate tuo labiau nepriklausomi nuo visų eso ir visų kitų. Gerai, dar klausimėlis apie SolarEdge. Ar SolarEdge inverteriai turi oversize AC dalyje, jie taip, kiek procentų? AC dalyje oversize negali būti, tai gali būti DC, reiškia, galite uždėti daugiau modulių. Tai pavyzdys, jeigu turime inverterį 10 kW ir jeigu tai yra tas naujasis hub inverteris, tai jį galima perkrauti 50%. Tai galėtų uždėti 15 kW modulių ant 10 kW inverterio AC. Ir jo tas butelio kakliukas būtų 10. Bet jeigu uždėtate bateriją, kur yra 5 kW galios, sakykime, ten 5 kWh, ir jeigu tuo metu baterija yra tuščia, tai 10 kW eina į tinklą, o 5 kW į bateriją šitoje vietoje. Jeigu inverteris yra ne hybridinis, be baterijos, sakykime, paprastas simetrinis, tai dažniausiai jo oversizingas yra 35%. Tai 13,5 kW ant 10. Taip, ir kas man labai patinka su SolarEdge, tai kad jisai skaičiuoja, kaip su paprastu inverteriu turim skaičiuoti tą įtampą, o su SolarEdge turim optimizatorių tam tikrus skaičiavimus, kaip jis ir skaičiuojamas pagal realią pasiekiamą galę. Tavrasi ne tai, kad teorinį, kaip su paprastom sistemom mes turim skaičiuoti, nes pagal teorinius skaičius, o SolarEdge'as praktinius skaičius paima. Taigi ten perkrova yra žymiai paprastesnė, žymiai geriau, laisviau galima viską ten stringuoti. Tai 150% tikrai labai lengvai pasiekima. Taip, ir ką norėsiu, iš tikrųjų dar turim daugybę klausimų. Tai noriu jūs paprašyti, kad visus klausimus, nes čia matau, kad mes galim dar užtrukti dar valandą laiko. Gediminai, dar duodam kelis prašaudam. Aš jau, kaip sakoma, taip, žiūrėk, lengvas klausimas. Aš paskaitysiu klausimus biški tau, kad tu greičiau įsibėgėtum. Ar bus galima šį video žiūrėti? Taip, tai bus galima. Taip, tai bus. Pabėgsim video. YouTube. YouTube. Taip. Super. Ok, ką dar čia matau tie atsakyti jau. Ar jūsų inverteriai simetriniai? Yra SolarEdge'as turi asimetrinius inverterius ir jie yra rinkoje ir statomi Lietuvoje ir tikrai ne vienas jau Lietuvoje sumontuotas. Tikrai galim pasiūlyti, taip. Žiūrėjom kitas klausimas. Galim taip. Ar yra sprendimas, kai gamintojas elektros nepakanka, kad paimti iš eso trūkstamą dalį? Tai taip, jūs galit pasimti tą trūkstamą dalį, jūs nesat atjungtas nuo tinklų. Taip. Taip, kas dar, kaip saulės elektrinių plėtra gali paveikti elektros energijos kainas vartotojams ilgalaikiai perspektyvos, išžvelgiant į pradinius investicijų kaštus? Šitas labai geras klausimas. Aš iš tikrųjų, kadangi dirbu ne tik Lietuvoje, bet Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, tai iš tikrųjų tos nulinės kainos ar žemos kainos jau pabiški aktyvėja ir žmonės galvoja, galbūt man nebereikia investuoti saulės elektrinę, nes kaina yra nulis. Vienas dalykas, elektra niekada nebus nemokama, nes kitu atveju, kas dirbtų elektrinėse, kas remontuotų vėjo jėgainės, saulės jėgainės, jeigu būtų nemokamai, ne? Tai reiškia, į kainą turės. Bet antras dalykas, kur visi turi suprasti, elektra iki jūsų namų, kai atteka, netgi jeigu jos kaina rinkoje yra nulis, jūs sumokate už pasinaudojimą tinklais. Šiai dienai pasinaudojimas tinklais, man atrodo, paprastas planas yra 10 centų. Tai jeigu vasarą jūs pasigaminate kilovatvalandę tiesiai saulėje ir kraunate savo elektromobilį, bet tinkle kaina biržoje yra nulis, jūs vis tiek taupote 10 centų. Nes jūs tik nepasinaudojate eso tinklu, atsitemti tą nulinę kilovatvalandę. Tai čia yra, bet kuriuo atveju, jūs vis laik taupysite minimum tiek, kiek kainuoja pasinaudojimas tinklais. Tai dėl to tikrai siūlau statytis, nemiegoti elektrinės. Geriausios sąlygos. Aš jau einam, sukam. Gediminas irgi tikrai daug metų dirba šitoje srityje. Aš jums pasakysiu,
čia yra kosmosas kokios sąlygos. Kai žinau, kai Gediminas atėjo į rinką, mes kalbėdavom apie 8-12 metų atsipirkimumą ir saulės elektrinės statydavosi ne tie, kurie nori sutaupyti, bet tie, kurie kaip žiūri kaip į hobį, kaip į kažkokį žalumą. Dabar tai yra, sakykime, 1,5-2 metai atsipirkimai. Čia dabar apie investiciją galima kalbėti. Jeigu jūs man pasakysit, kad aš įdedu savo pinigus ir po 1,5 metų pasiemu tokią sumą atgal, nu žinokit, aš parduodu namus, tiesiog gyvenu nuomojas būtai ar dar kažką ir tiesiog, ne, tikrai, kas planuoja pastatyti, nedvėjokit, dabar yra ta proga. Taip, vyrai nepykite, bet numulinu tą atsakymą. Jau kelios savaitės, kai savaitgalis elektra dienumas jau neigiama. Taip. O vakare virš 15 centų, tad esant net bilingoje aktualu atiduoti energiją vakare. Tai šitoje vietoje tai buvo savaitgalį keliom valandoms dieną vyrojo tikrai neigiama kaina. Iš tikrųjų, ir dar vienas dalykas dėl tų neigiamų kainų, tai kas domisi, dabar neigiamas kainos greit atsiranda dėl 2 priežasčių, nes sutampa vėjo generacija ir saulės generacija vienu metu. Tai dėl to kainos tikrai smenga, bet vėjo sezonas jau baiginėjasi ir perėsim grinai ant tos saulutės, tai tų kainų dar klausimas, kiek turėsime neigiamų. Taip, ir praeitais metais taipogi buvo elektros kaina užkilusi iki kelių šimtų megavatvalandžių, tai dienos metu tai gali būti, kad užtaikysi tokiu metu generuoti elektros energiją. Aš pasakysiu labai paprastai, sakykime, jungtis tarp Švedijos Lietuvos atsijungia ir visi tas neigiamas kainas užmirštam iš karto ir ryte einam nuo inverterių dulkės valyti, kad tai generuotų. Tai ne, čia yra reali istorija, buvo jungtis atsijungusi praeitą savaitę, prieš kelias dienas ir jūs galite Nord Pool'e pažiūrėti, kaip keitėsi kainos. Taip, taip. Kada vėl vesite webinarą? Sekit, prenumeruokit mus ir tikrai sužinosit šitą, kada vėl vesim. Tai vedam tada, kai susikaupia temų ir kai matom, kad tikrai daug klausimų tam tikrom temom sulaukiam, tai tada ir vedam. O Gediminai, tau klausimas, kadangi su AFA daug darbuojas, ar AFA nelieps gražinti paramos, jei perleisiu elektrą nei į savo vardu registruotą butą? Čia, kaip suprantu, ta panauda antrą klausimą uždavė. Tai aš nemanau, nežinau, žinokit, šitų klausimų, tu žinai, aš būsiu labai atsargus atsakymę, bet aš manau, kad AFA labiausiai svarbu, kad jūsų elektrinė ant kaimyno stogo neatsirastų, nes jį duoda paramą jums ir jūsų objektui, o jeigu jūs perleidžiate elektrą kitam objektui, tai čia reikėtų konsultuotis gal netgi su pačia AFA, anonimiškai, kaip mėgstate, gali užklausti, jeigu, kaip sakoma, tikrinant. Bet šiuo atveju turbūt mažai tikėtina, kad kažkokios problemos bus. Good, gerai. Tai jau dabar tikrai atsakym, prabėgom dar klausimų, nes jie nesibaigiantys. Kaip matom, tai labai ačiū už dalyvavimą. Ačiū mūsų svečiui. Tai, ačiū, kad pakvietė. Iš tikrųjų, tikrai naujas formatas ir aš po COVID pastebėjau, kad šitas formatas galbūt yra ateitis, nes tikrai skaitau pranešimus konferencijose ir mažai kas ateina, geras oras, žmonės užimti, vakarais nėra laiko arba dieną darbo metu negali ištrūkti. Tai iš tikrųjų tikrai sveikinu Nusolę, kad ieško tų būdų, kaip iš tikrųjų pasidalinti žiniomis, nes tie žmonės, kurie nedirba šitoje industrijoje, tikrai aš įsivaizduoju, yra tamsus miškas. Aš pavyzdys, sakykime, kondicionierių iš šildytuvo stačiausi, tai yra visiškai ne mano sritis. Tai man buvo klausimas, kiek kvadratų ir kiek aukštų. Ir specialistai viską suskaičiavo ir tau sako, 5 kW reikia čia, pastatysim čia ir čia. Ir aš, pavyzdžiui, neturiu žinių paklausti, o tai kodėl 5, o kodėl D4, o gal 6, o kodėl tik tai palei plotą, gal palei lubų aukštį. Tai šiai dienai, ir tos informacijos trūksta ir reiškia, aš turėjau pasikliauti vieno žmogaus nuomonę ir aš tikrai kritau ir sakau, statom. Po to tie kitas specialistas sako, o kodėl čia taip pasidarė? Sakau, nes tai patarė. Tai iš tikrųjų, prieš statant saulės elektrinę irgi nekriskite į vieno specialisto, vieno profesionalo glėbį, pasitikrinkite, dalyvaukite webinare, iš tikrųjų rinkitės tą informaciją, investuojate, ne tik apie atsipirkimą reikia galvoti, bet investuojate ilgalaikiam laikui. Gerai, elektrinė atsipirks po 1,5 metų, jūs jos nenuimsit nuo stogo ir sakysit, viskas atsipirko,
baigti reikalai, einu kažką kitą veikti. Jūs norėsit, kai jį toliau neštų naudą. Tai šitoje vietoje tikrai pagalvokite. Antras dalykas, paramą gaunat vieną kartą. Suges elektrinė, pigus komponentai, antros paramos remontui nebegausit. Viską darysit iš savo kišenės. Taip. Tai dėl to reikalingas geras rangovas šitoje vietoje. Tas, kuris ne vakar įsisteigė. Ir ne tas, kuris vienu metu ir pardavėjas, ir montuotojas, ir marketingistas, ir visa kita. Tai šitoje vietoje rinkitės atsakingai. Kaip Gediminas sakė, jūs patyrinėkite, galite užėti pas mus į YouTube kanalą ir tenais gauti dar daugiau atsakymų į visus klausimus jūsų. O jeigu dar ir tenais neradot atsakymų arba nori sutaupyti laiko, tai kviečiu jūs užpildyti užklausą pas mus unusol.lt puslapyje. Na ir mūsų vadybininkai susisieks ir jau gyvai, ir jūsų aktualią situaciją ir atsakysim. Na ir žinoma, tada siūsim savo kolegos dronistus ir tada kalbėsim konkrečiai, kiek jūs tos naudos gausit iš Saulės. Tai pasinaudokit, paskubėkit ir ačiū už laiką. Dėkui visiems prisijungusiems, gražaus vakaro, iš tikrųjų ir į klausimus turės atsakyti dabar, Gediminas naktį nemiegot, dės ir atrašinės. Ne, viskas, ačiū dar kartą ir gražaus vakaro. Ačiū Jums. Viso geriausio. Viso.